Visagino gyventojams atsirado nauja patogi funkcija – Visagino energija svetainėje – atnaujinta savitarnos sistema. Dabar apmokėti ir gauti sąskaitas galima vos vienu paspaudimu. Tam tereikia įvesti mokėtojo kodą ir slaptažodį. Ir jūs jau savo asmeninėje paskyroje. Ten iš karto matomos visos sąskaitos, todėl procesas tampa dar paprastesnis ir aiškesnis. Su naujaja savitarnos sistema sąskaitų valdymas tapo greitesnis, patogesnis ir suprantamesnis. Viskas vienoje vietoje, be papildomų žingsnių ir eilių. Mes pasikalbėjome su UAB Visagino energija viešųjų ryšių specialistu Dmitrijumi Ikonikovu, kuris išsamiai papasakojo, kaip veikia naujoji sistema ir kokius privalumus ji suteikia klientams. Tai kągi, Visagino energija jau gali kaip ir pasidžiaugti, kad atsinaujino mūsų savitarną, tai yra užėjus į savitarnos savo kabinetą, kaip vadinama, į savo paskyrą, jūs dabar galit tiesiogiai iš jos apmokėti sąskaitą. Aišku, uždeklaruoti skaitiklių parodymus, tačiau viena iš patogesnių naujienų, tai yra skiltis mano objektai, kur jūs galėtumėt prijungti kitų nekilnojamų turtų vienetų, kurios jūs valdot arba už kurios jūs mokat, daleiskim už tėvus, už dar kažką tai, ir viską turėti vienoje vietoje. Ir tokiu atveju nereikėtų už kiekvieną objektą mokėti arba deklaruoti, prisijungiant prie atskirų paskyrų. Tai šitoj vietoj tikrai ir daug iš užsienio, kas moka, mes manom, kad tai turės, sakykime taip, ir paklausą ir bus naudinga. Taip pat kviečiame eilinį kartą ir dar maloniai kviečiame pasirinkti savitarnoje, yra galimybė pasirinkti elektroninių sąskaitų teikimo formatą, atsisakant nuo popierinių sąskaitų, tai galima padaryti vienu mygtuko paspaudimu. Tas irgi populiarėja Visagine po trupučiuką, kas tikrai malonu, ir dar pasirenkant elektroninę sąskaitą, kai jūs gaunat ją elektroninį paštą, iš elektroninio laiško jūs iškart galite tiesiogiai pereiti prie apmokėjimo, nesijungiant atskirai prie savitarnos. Kas liečia iš esmės to viso, sakykime taip, galbūt ir madingo, galbūt ir būtino arba jau pribrendusio Lietuvoje sprendimo atsisakyti nuo popierinių sąskaitų iš esmės, taip, mes žinom, kad nemažai bendrovių teikiančių įvairias paslaugos jau nuo to atsisakė. Komunalinis sektorius po trupučiuką juda tą linkme, vis daugiau ir daugiau šilumos tiekėjų, vandens tiekėjų atsisako popierinių sąskaitų, tačiau mes labai rimtai vertinam kitų mūsų kolegų patirtį, nes buvo ir nelabai sėkmingų patirčių, kai per daug staigiai, nepasitarus su bendruomenė, neapsvaršius tam tikrų negatyvių pasekmių, kai kuriuose savivaldybėse buvo priimami sprendimai ir tikrai iššaukė labai daug nepatogumų gyventojams. Tuo labiau, kad mes puikiai suprantam, kad pas mus yra ir, ta prasme, ir toks galbūt ir įpratis, ir tam tikri niuansai, kurie tikrai mums neleis priiminėti nepamatuotų greitų sprendimų, kurie sukeltų kažkokį sumaištį arba žmonėms sukeltų papildomų nepatogumų. Tačiau be abejo visas pasaulis ir Lietuva ir visi sektoriai paslaugų juda tą linkme, kad ateis tas laikas, kai popierinių sąskaitų nebus. Tik dar noriu pažymėti, kad taip mes greitų sprendimų, staigių sprendimų nepamatuotų nedarysim, tad dar kartą siūlau kol kas patiems, kas nori, kas supranta, kas gali vis dėlto pereiti prie elektroninių sąskaitų patiems. Dar kartą apie Visagino laisvosios ekonominės zonos kūrimą. Kam ji reikalinga ir kodėl stringa jos steigimo procesas? Šių metų spalio pabaigoje Respublikinėje spaudoje pasirodė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija, kad įstatymo projektas dėl Visagino laisvosios ekonominės zonos, kuris turėjo būti svarstomas rudens sesijoje, buvo atidėtas dėl procedūrinių priežasčių. Neseniai Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pradėjęs vadovauti Edvinas Grikšas interviu leidiniui Verslo žinios pareiškė: atsižvelgiant į dabartinę projekto stadiją, mažai tikėtina, kad laisvoji ekonominė zona pradės veikti iki 2026 metų pabaigos. Jei po papildomos analizės paaiškės,
kad pramoniniai veiklai tinkamas plotas yra mažesnis, reikėtų svarstyti, ar šiai teritorijai tikrai būtinas laisvosios ekonominės zonos statusas. Galimos alternatyvos – regioninės svarbos zonos statuso suteikimas, pramonės parko kūrimas arba žemės rezervavimo modelio taikymas. Šias priemonės būtų galima įgyventi greičiau ir lanksčiau. Verslo žinioms sakė Edvinas Grikšas. Praėjus savaitei Visagino savivaldybės meras Erlandas Galagus apsilankė Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. Paprašėme jo papasakoti apie susitikimo rezultatus ir išsakyti savo nuomonę dėl ministro komentarų apie Visagino laisvąją ekonominę zoną. Mūsų sklypas galbūt klystų dėl tikslių skaičių, bet jis didesnis nei 200 hektarų. Ir šiame sklype yra nurodyta, kad tam tikra teritorijos dalis yra pelkėta, kita dalis miškas. Tačiau tai nėra valstybinis miškas. Tiesiog miškotvarkos inžinieriai pažymi, kad tai jau miškas, nors iš tikrųjų ten krūmynai. Vadinasi, galima atlikti išmiškinimą, kad teritorija būtų priskirta nebe miško paskirčiai. Tačiau tai kainuos tam tikrą pinigų sumą. Norint pakeisti statusą, reikės sumokėti nustatytą mokestį, kuris galiausiai atiteks miškininkams. Pasak Erlando Galaguzo, naujame laisvosios ekonominės zonos įstatymo projekte, kurį dar svarstys Seimas, keičiami reikalavimai sklypui, kuriame ši zona būtų įkurta. Jei dar vos prieš metus buvo galima paskelbti laisvąją ekonominę zoną tik vieną konkretų sklypą, tai dabar yra galimybė tokią zoną steigti ir kitose vietose, net geografiškai atskirai. Mes jau pateikėme 3 sklypus, kuriuose matome tokią galimybę. Apie tai kaip tik kalbėjome su ministru ir manau, kad radome bendrą supratimą. Deja, mūsų žurnalistai iškart pradeda klausinėti ministro, kuris dar nė mėnesio nedirba, bet jau turėtų žinoti viską ir apie visus. Ar šiais metais apskritai bus svarstomas įstatymo projektas? Ar jis vėl ilgam atidėtas į stalčių? Ne, į stalčių nepadėtas, nes mes neleidžiame apie jį pamiršti. Nuolat primename. Kaip jau minėjau, šiuo metu mes patys laikome iniciatyvą ir esame parengę visus reikiamus dokumentus. Jau lapkritį ministerijoje išsamei aptarsime mūsų parengtus dokumentus ir susitarsime, kada šis įstatymo projektas bus įtrauktas į Seimo darbotvarkę. Ar tiesa, kad į įstatymo projektą, kuris bus teikiamas Seimui svarstyti, be Visagino laisvosios ekonominės zonos įtrauktos dar 2 laisvosios ekonominės zonos? Vadinasi, mes tarsi konkuruojame. Ministerija svarsto galimybę steigti 3 zonas. Bent jau taip buvo pasakyta žodžiu. Tačiau primenu, kad kiekvienai ekonominiai zonai rengiamas visiškai atskiras įstatymas. Tad kur bus kitos zonos, aš tiesiog neklausiau. Ministerija turi savo viziją, tačiau mūsų ekonominė zona privalo turėti atskirą įstatymą. Vadinasi, šiuo metu turi būti svarstomas būtent Visagino laisvosios ekonominės zonos įstatymas. Būtent taip. Priminsime, kad Visagino laisvosios ekonominės zonos kūrimas numatytas Visagino savivaldybės strateginio vystymo plane 2023–2030 metams, kuris buvo patvirtintas 2023 m. sausio 26 d. ir sulaukė Visagino tarybos palaikymo 2024 m. gegužę. Laisvąją ekonominę zoną planuojama įkurti 214 hektarų ploto teritorijoje, esančioje šalia Ignalinos atominės elektrinės teritorijos. Kokiasgi naudas Visaginui gali atnešti nuosava laisvoji ekonominė zona? Visų pirma, tai jau apibrėžta teritorija, kurioje galima vykdyti tam tikrą veiklą, investuotojams aišku, kad čia leidžiama atlikti konkrečias funkcijas. Tai reiškia, kad mes jau galime pasakyti, turime tokią teritoriją ir tam tikromis sąlygomis galime pasiūlyti sklypus pramonės ar investicijų poreikiams. Savivaldybei tai svarbu ne tik dėl naujų darbo vietų. Kalbame ir apie itin aktualų klausimą, susijusi su investicijomis į kelius, geležinkelį ir kitą infrastruktūrą. Kai atsiranda tokia ekonominė zona, valstybė skyrė tikslinį finansavimą visos zonos plėtrai. Kalbant apie visą Lietuvą, mūsų argumentas visada tas pats. Jei pažvelgsime į šalies žemėlapį, matysime, kad nuo Kauno į rytus daugiau nėra nei vienos laisvosios ekonominės zonos. Su ministru kalbėjome apie didelį poreikį turėti didelius sklypus, bent po 25 hektarus ir daugiau, tačiau valstybė tokių plotų jau nebegali pasiūlyti. Mes tokią galimybę turime. Ne kartą pas mane atvykę investuotojai ieško būtent didelių teritorijų su plačiomis infrastruktūros galimybėmis. Ir būtent tai mes galėtume pasiūlyti, jei šis įstatymas būtų priimtas. Ir žinoma, investuotojams itin patrauklu, kad įstatyme numatytos ir lengvatinės sąlygos investicijoms, ypač mokesčių srityje. Komentuodamas nuomonę, kad galbūt vietoj laisvosios ekonominės zonos Visagine vertėtų kurti pramonės parką, meras atsakė:
Taip, pramoninę zoną sukurti paprasčiau nei laisvąją ekonominę zoną. Tačiau klausimas, kiek valstybė dalyvauja, kuriant tokią pramoninę zoną. Jei kaip parašyta įstatyme, tai būtų tik savivaldybės reikalas, tai viena situacija. Vis dėlto, tai jau būtų žingsnis į priekį. Tai reikštų, kad ši teritorija aiškiai skirta investicijoms. Klausimas tik tas, ar turėtume tam tikrų mokesčių lengvatų. Jei tai būtų pramoninė zona, bet valstybė taip pat taptų partneriu ir suteiktų tam tikras lengvatas, tuomet tai reikėtų įvertinti, kokios tai būtų lengvatos. O jei toks kelias trumpesnis, paprastesnis ir su tomis pačiomis lengvatomis, tai kodėlgi ne?